Labą dieną. Prisistatyti, esu Indra Urbanavičiūtė iš Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos, politikos ir veterinarijos departamento, gyvūninių produktų skyriaus. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad galiu sveikinti šiandien su jumis ir būtent skirtuose mokymuose vietiniai rinkai mažais kiekiais tiekiamų gyvūninio maisto produktų tiekimas, būtent mėsa ir mėsos gaminiai. Tikslingumas šitų mokymų, dėl ko su verslo susitikimas, su verslo atstovais, kad suteikti aiškių, praktiškų būtent žinių, kurie galbūt jums padės labiau užtikrinti saugių maisto produktų tiekimą ir, aišku, atitikti teisės aktų reikalavimų. Kviečiu jumis šitus būtent mokymus laikyti ne tik tokių informacinių, būtent tai, kad būtinai tokia informacija, bet grinai tokių diskusinių susitikimų. Pasakysiu tai, kad aš tikrai nevenkite klausti. Klausimus aš kviečiu jūs užduoti bet kada, tiek pristatymo metu, kelkit ranką, stabdysim, šnekėsim, tiek po to. Nes klausimai yra visi labai aktualūs, gana svarbus, nes kiekvienas jūsų pateikiamas atvejis ar patirtis padeda geriau būtent suprasti realią situaciją pačiame sektoriuje. Jeigu kartais, žinokit, visko gali būti, galiu neturėti atsakymo, tai tikrai pažadu jums, kad atsakymą jums pateiksiu vėliau. Galimai ko nežinosiu, pasitikslinsiu su kolegomis ir tikrai ar surasiu jums oficialų paaiškinimą ir tikrai pateiksiu. Tad kviečiu jumis į šitus mokymus žiūrėti. Ne taip kaip į sausą tokį, ta prasme, ne kaip žiūrėti kaip į atvirą pokalbį, kad va susitikom, bet o ne kaip į sausą paskaitą. Prieš norėdama pradėti, ką aš noriu palinkėti, tiesiog tai, kad galimai jūs sužinosite kažką gal naujo, gal kažkas tai labiau bus aiškiau pasidarys. Ir tikiuosi, aš jumis gal padėsiu jums pasakyti, gal kas nedirbate, gal kas dirbate, tiesiog, kaip pasakyti, įkvėpimo bus daugiau visą tai tęsti arba net pradėti šį verslą. Dabar prašysiu jūsų pagalbos, būtent aš pabandysiu ekranų pasidalinti. Ir jūs man prašau pasakykite tik tai, ar matote? Matom. Taip. Matote? Aš kažką tai pati prisidariau ir kažką tai pati nematau. Tuoj vieną minutėlę. Pasakykite skaidrėm, taip pat pasidalinsite. Taip, aš galėsiu, ta prasme, po pristatymo jums pateikti skaidres PDF formatu, išsiųsti. Tinka toks variantas? Puikiai. Gerai. Palaukit, pabandysim, nes aš kur matau, kur nematau. Kažką tai pasidariau taip, kaip neturėčiau pasidaryti. Ekraną pasidalinau, bet pasidalinau ne taip, kaip turėčiau. Taip. Taip. Mano ekraną matot. Gerai. Aš manau, mes pradedam. Kažko tai nerandu, bet ta prasme nieko tokio. Taigi, kaip ir sakiau, mes šiandien paimsim truputėlį pasinagrinėsim, kaip vietiniai rinkai būtent tiekiami tie maži kiekiai. Ir dėl ko tai yra šios taisyklės išleistos, dėl ko taip mes darome, dėl ko taip yra svarbu, kas nesvarbu. Paminėsiu jums teisės aktus, labai atsiprašau, paminėsiu jums teisės aktus, kas be ko, ta prasme, turbūt neįmanomi, nei mokymai, niekas, dėl ko, kuo remiantis,
šiuos dalykus paminėsiu gal ir gaires, kurių tikrai nemažai yra išleista, kas liečia gyvūninio maisto produktų tiekimą rinkai mūsų tarnybos ir kuriom būtent gairėmis jūs galite remtis, naudotis. Ten yra aprašyta apie įrengimus, patalpas, kaip turi būti įrengta, pavyzdžių nemažai yra pateikta. Taigi, pirma mano skaidrė ir man turbūt nesklandumas, nes jūs labai gerai. Pirmiausia, tai ką aš ir norėjau paminėti, kad mes turim išsileidę. Ką tarnyba turi išsileidus? Tai pagrindinis mūsų įsakymas direktorius tai yra dėl vietiniai rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninių maisto produktų veterinarijos reikalavimo patvirtinimo. Ten yra, atvirai pasakysiu, ten yra sudėta viskas. Ir pieno yra, ir žuvininkystės produktų, kuo galim remtis, surašyti kiekiai, viską. Taip pat turim, ką šiandien šnekėsiu, ir dėl maistinių naminių paukščių ir gražus žodis kiškiažvėriai, tai yra triušiai gal labiau galėčiau paminėti, šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietiniai rinkai reikalavimai. Ir taip pat paminėsiu, kas yra aktualu ir tikrai dauguma, būtent kas medžioja, kas nori. Medžiotojų mes turim gana nemažai, kurie nori išdoroti mėsą ir tiekti į rinkai. Būtent tai, kad mes turime gaires, kaip ir minėjau, kuriomis galite naudotis. Taip pat turime mėsos konservų gaires, tikrai maži kiekiai, aš manau, nemažai gamina konservų ir tai yra gana ką sunaudoja, ten yra aprašyti visi procesai. Tai taip pat turime rekomendacijas. Kaip, ką jūs kur galite, kaip, ką ir kur jūs galite įgyvendinti. Visą tai jūs galite rasti mūsų naujame tinklalapyje paslaugos noriu pradėti veiklą. Veikla, aišku, yra susijusi su maistu, gyvūniniu maistu. Ir ten yra nurodyta, ką jūs turite pateikti, taip pat visus teisės aktus, kas ten yra, jūs rasite tikrai tenai ir plus nurodyta, kur ieškoti, jeigu kažkas tai dar yra neaišku, nuoroda yra į kitus teisės aktus. Nepamirškim, tai noriu pasakyti, kad nepamirškim tai, kad vis dėlto gairės, jos yra informacinio pobūdžio. Jos yra informacinio pobūdžio ir gairių, kaip pasakyti, jūs jas galite remtis, tačiau jos nesukelia privalomą teisinio būtent reguliavimo. Ką norėčiau dar paminėti, kad vis dėlto mes turim, kaip ir minėjau, paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos gamybą ir tiekimą mažais kiekiais rinkai. Taip pat turime laukinių medžiojamų gyvūnų mėsos gamybą ir tiekimą mažais kiekiais vietiniai rinkai. Tai yra gairės, paruoštos gairės, kuriomis galite naudoti, prieš tai, kur minėjau, yra tinklapyje mūsų. Taip pat turime mikrobiologinių mėginių ėmimo dažnumo suretinimo mažo pajėgumo skerdyklose gairės. Tai gal labiau liestų, kas turi paukščių skerdyklas, būtent šitom, kas yra gairės, būtent ten yra aprašyta, kokie tyrimai, kaip jas galime susimažinti, nes vis tiek pakalbėsime truputėlį ir apie tyrimus. Esmė tame, kad tyrimai jų tikrai reikia nemažai atlikti, tačiau pasakysiu, šiuose mokymuose truputėlį apžvelgsiu, kur reikia atkreipti dėmesį. Kaip? Tikslas, koks vis dėlto tikslas? Vis dėlto tikslas tai yra būtent mažinti administracinę naštą, būtent patiems gyvūninio maisto tvarkymo subjektais, kad jie galėtų tiekti būtent maistą savo pagamintą galutiniam vartotojai arba mažmeninės prekybos subjektui, skatinti smulkųjį verslą. Taip pat suteikti verslui vis dėlto daugiau lankstumo, vykdant veiklą, taikant proporcingus reikalavimus, kurie netrukdo smulkiajam verslui vystytis, bet kartu užtikrina ir maisto saugą. Kad norėtumėt gaminti ir nebūtų kaip šitas senelis sėdintis šone.
Taip, Ačiū klausimą, gal kol toli nepalieka. Tai sakykit, kad jūs išvardėte triušiukus, višteles, ar sakykit, ar į tą kategoriją įeina, na, pavyzdžiui, koks nedidelis ūkis, nu, kaip pavyzdys, 10 avių auginantis, žmogus norėtų, iš tų savo nedidelio ūkelio mėsą, tiekti ir produktus gaminti. Ar papuola į tą kategoriją, apie ką mes šiandien kalbame? Ne. Mažas ūkelis, kuris augina avis, nepapuola į šią kategoriją, nes šios taisyklės, ką mes ir turim, taisyklės išleistas būtent mažais kiekiais, tai jos tik apibrėžia būtent vištas, būtent paukščius ir apibrėžia paukščius ir kiškiažvėrius. Nes šitie jau yra priskiriami, būtent jūs galite auginti, tačiau vežti skersti, jūs turite į skerdyklą turinčią veterinarinį patvirtinimą ir paskui, ką mes kalbėsim, jūs, jeigu turite mažais kiekiais registraciją, mėsos produktus jūs galite gamintis jau pas save. Tačiau patį paskerdimo procesą jūs jau turite vykdyti skerdykloje, kuri turi veterinarinį patvirtinimą, kur bus įvykdyta veterinarijos gydytojo apžiūra. Plius yra, kaip ir minėsiu toliau, tai kad vis dėlto yra šviežios mėsos tiekėjai. Naujovė, kuri buvo įtraukta po pakeitimo 17 metais, kad vis dėlto mes buvo įtraukta, kad vietiniai rinkai gali žmonės, būtent jeigu jūs turite vietinį patvirtinti registraciją vietiniai rinkai, kad jūs galite išpjaustyti ir per savaitę ir tiekti į rinką apie būtent 1 toną šviežios mėsos. Taip pat yra dar vienas iš tokių, kaip pasakyti, leidžiamų aspektų. Tai yra tai, kad jūs galite pas save gaminti ne daugiau kaip 500 kg mėsos gaminių per savaitę, ne daugiau kaip 200 kg smulkintos mėsos ir ne daugiau kaip 300 kg mėsos pusgaminių. Smulkinta mėsa, tai aš tiesiog, kaip pasakyti, paaiškinsiu, tai yra, ją negali būti pridėta druskos daugiau negu 1%. O tai yra smulkinta mėsa, ką mes susmulkinam ir pateikiame į rinką. O mėsos pusgaminiai, tai ką mes ruošiame, šašlykai gali būti, dešrelės įvairiausios. Taip pat prie šaldyti pusgaminiai, tai jau koldūnai ir visa ką kita. Ką pridėsime, kai yra pusgaminiai, kurie dar vartotojui reikalinga apdoroti juos termiškai. Visą tai, ką mes gaminam, mes tiesiog galim tiekti vartotojui ar mažmeninės prekybos subjektui. Ir vienintelės, kaip sakau, kalbėsim apie išlygas patalpom, bet išlygos yra tai, kad vis dėlto yra taikomas atstumo ribotuvas, tai kad jūs, kad ir gaminat mažais kiekiais, tačiau galite tiekti ne daugiau kaip 100 km atstumu nuo gamybos vietos. Kalbant, ką minėjot apie skerdyklą, tai mes turime taisyklės, kurios leidžia vietiniai rinkai tiekti vis dėlto paukščius. Paukščių ir triušių leidžiama paskersti ne daugiau kaip 200 vienetų per savaitę. Nereikia pamiršti, kad vis dėlto, kad ir mes auginam paukščius, būtent jūs galite paskirsti tik savo auginamus paukščius. Ir turite būti užregistruoti ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje. Dabar matau, klausimą kelia ranką Giedrius. Gal iš karto aš ir atsakysiu. Prašau, Giedriau. Taip, buvo paminėta, kad 100 km atstumu dabar, jeigu ūkis yra vienoje savivaldybėje, o skerdykla kitoje, tai nuo kurio adreso yra ta 100 km, ar nuo skerdyklos, ar nuo ūkio? Dabar taip, jeigu jūs, priklausomai, ką jūs gaminsite. Jeigu jūs, pavyzdžiui, augintojas esate, auginat, pavyzdžiui, kiaules, galvijus, jūs vežate pasiskersti skerdyklą, kuri turi veterinarinį patvirtinimą, taip? Taip. Ir tą mėsą jūs vežatės, atsivežat, jeigu čia aš kalbu, jeigu jūs augintojas, atsivežat pas save. Tai, pavyzdžiui, 100 km
skaičiuosis nuo jūsų gamybos vietoje, ten, kur gaminat. Nes skerdykla, taip, Tai skerdykla kaip ir gaunasi gamybos vieta, ar ne? Nes ten, jeigu vyksta išpjaustymas ir brandinimas produkto, toliau apdorojimo aš nedarau ir ten smulkinimas viskas vyksta skerdykloje. Tuomet kalbam apie visiškai skirtingus mes truputėlį dalykus. Jeigu jūs esat augintojas, jums pačią visą paslaugą, tiek mėsos brandinimo, tiek skerdimo paslaugą atliks įmonė, kuri turi veterinarinį patvirtinimą. Ir jums jau pagal viską, ar jūs iš karto viską pas save dar sandėliuosit, ar nesandėliuosit, čia priklausomai kokią jūs veiklą vykdysit, nes kalbant tai, kad čia yra leidžiama mėsos pusgaminius, visą ką kitą, tokius gaminti mažoje įmonėlėje ir tiekti vietiniai rinkai. Tačiau jūsų atveju, ką jūs kalbat, jeigu jūs, pavyzdžiui, vešite galvijus, juos paskers, išpjaustys mėsą, atliks jums brandinimo paslaugą, pati įmonė tą mėsą suženklins ir jūs, jeigu pasiimsite iš jos jau pagamintą produktą, jeigu jūs laikysite pas save, tai jums jau reikalinga bus maisto tvarkymo subjekto registracija. Jūs turėsit registruotis kaip maisto tvarkymo subjektas ir jau galėsit vykdyti prekybą. Ir jums jau negalios maži kiekiai. Jeigu kalbame mes apie tokią veiklą. Jeigu dar prašau, Vlada, jeigu matau gerai klausimą. Taip, dar klausimas. Jūs paminėjote 500 kilogramų. Ten 200, po to 300, priklausomai nuo to, ar ne, ten smulkinta mėsa. Bet mano klausimas būtų toks, ar tie 500 kilogramų per savaitę pagaminimo yra lygu realizacijai. Nes aš, pavyzdžiui, galiu 3 savaitės gaminti ir nieko neparduoti, o po to, po tų 3 savaičių parduoti 1500. Taip, gal paaiškinkite šitą momentą. Gerai, pabandom grįžti. Tai va, jums leidžiama pagaminti. Jūs savo gamybos proceso metu fiksuojate gamybą. Tai yra, kas vadinama atsekamumu, vedate registracijos žurnalus. Ir jeigu jūs ateinate tikrinti, jūs galite pagaminti 500 kg per savaitę. Aš suprantu, kad mėsos gaminių technologinis proceso ciklas yra nemažas, užsitęsia ir savaitę, ir 3 savaitės, priklausomai, ką mes gaminsim. Lašinius galime mes net apie porą mėnesių sūdymo etapą atlikti. Tačiau tai ir yra, kad leidžiama 500 kg per savaitę. Tai yra gautųsi ne daugiau kaip 2 tonos per mėnesį gamybos. Per mėnesį. Pagal jūsų realizacijos žurnalus, nes vis tiek atsekamumas turi būti ir kaip jums tikrins, visus šitus dalykus vis tiek fiksuos, paprašys žurnalų ir žiūrės, ką jūs pateikėte. Ir reiškia, pagaminusi 500 kg aš nebūtinai tą pačią savaitę turiu juos 500 parduoti. Ne, jūs neparduosite, nes, kaip ir minėjau, yra technologinis procesas, kuris trunka net iki mėnesio laiko, iki 7 savaičių. Priklausomai, sakau, jeigu nes lašiniams sūdymo procesas beveik, jeigu bijau, ta prasme, tiesiog nuo technologinio proceso priklausys, kiek jūs sūdysite gaminę. Tai yra, gali būti ir mėnuo laiko, ir 6 savaitės. Tai yra leidžiama pagaminimo. Todėl ir traktuojama taisyklėse yra, kad yra ne daugiau kaip 500 kg per savaitę būtent mėsos gaminių. Smulkintą mėsą jūs pagaminsite ir iš karto realizuosite, taip pat ir mėsos pusgaminius. O kas liečia mėsos gaminius, pačius, kuriuom jau reikalingas apdorojimas, tiek terminis apdorojimas, arba sūdymas, tai tiesiog jūs juos gaminsite daug ilgiau. Dar šitose kaip pasakyti, mokymuose aš norėčiau truputėlį jums paminėti apie laukinius medžiojamus gyvūnus. Laukiniai medžiojami gyvūnai yra taisyklės irgi atskiros išleistos
tai kad jie sumedžioti gali nedaugiau kaip 200 vienetų laukinių kanopinių ir kitų maistui medžiojamų sausumos žinduolių, išskyrus kiškinius, ar 1000 vienetų laukinių paukščių ir kiškinių gyvūnų. Šone aš įdėjau, kad vis dėlto su laukiniais gyvūnais yra truputėlį kitaip. Tiesiog mažais kiekiais gaminamos laukinių medžiojamų gyvūnų mėsos veterinarijos reikalavimai yra taikomi ne tik tai, pavyzdžiui, medžioklės metu sumedžiotiems gyvūnams, tačiau pagal lankstumą yra leidžiama, kad ir aptvaruose laikomiems laukiniams medžiojamiems gyvūnams. Tai yra, nes tikrai dauguma nemažai augintojų dabar turi aptvarus, laiko danielius. Ir kyla, kai buvo klausimų, čia nemažai, nes tikrai buvo laikas, kai buvo neleidžiama, bet dabar leidžiama yra. Tačiau tie gyvūnai, kurie yra aptvaruose laikomi, jie yra, aišku, nušaunami, yra taikomas tam tikros, aišku, išvardintos sąlygos, kurias jie turi atitikti. Tai, kad tai gyvūnai pagal medžioklės taisyklėse jie priskirti turi būti medžiojamams ir laikomi būtent aptvertoje teritorijoje laisvės sąlygomis, panašiomis į laukinių gyvūnų, taip pat laikomisi žvėrienos gamybos reikalavimų, kas buvo paminėta, taip pat jie turi aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą turėti, kad nelaisvėje galėtų laikyti gyvūnus, laikomasi visų laukinių gyvūnų naudojimosi taisyklių. Ir paminėta tai, kad jie neregistruojami, jeigu tai, pavyzdžiui, gyvūnai, jeigu turit jūs gyvūnus, jie laikomi, jūs nušaunat ir savo reikmėm naudosit, savo komerciniam poreikiam, nekomerciniam savo poreikiam, jūs jų neparduosit, jums nereikės registruotis. Tai čia tiesiog tai, nes veiklų yra gana nemažai ir atitikti jas reikia tik tai pagal, sakau, taisyklėse ir tiesiog aš dabar tokį kaip kelio pasirinkimą, kaip ir sakiau, yra veterinarinis patvirtinimas ir yra veterinarinis veterinarinis registravimas, vis dėlto, nežinau, kaip jūs matote ekraną, aš tai turbūt suksiu dabar į dešinę pusę, nes man reikalinga registracija dėl nacionalinio, būtent dėl nacionalinio ženklinimo. Ir ką aš turiu pateikti. Ir kas tai yra pats tas registravimas. Tai, kad gyvūninis maisto tvarkymo subjektas, kad ir jūs gaminsit mažais kiekiais, yra įtraukiamas į mūsų VMVT tvarkomą sąrašą. Jam yra suteikiama teisė vietiniai rinkai tiekti tiek paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežią mėsą, laukinių gyvūnų mėsą, taip pat žuvis yra pienas, kiaušiniai. Ir jiems suteikiamas yra atpažinimo numeris. Apie atpažinimo numerį irgi papasakosiu truputėlį, koks jisai suteikiamas. Tai yra, jums pasakysiu tai, kad jūs apribojo tai, kad jūs galite tiekti tik tai rinkai, būtent jūs gaminat ir jūs tiekiat nedaugiau kaip 100 km tolusios nuo savo gamybos vietos. Ir ką jūs pateikėt? Yra tvarka, mūsų tinklalapyje yra aprašyta, kad jūs pateikėt nustatytos formos prašymą. Nustatytos formos prašymas jūs galite tiesiogiai pateikti elektroniniu paštu, laiškas. Dokumentai yra pateikiami centralizuotam leidimų išdavimo skyriui paslaugų mūsų departamento. Ir ką prie to jūs pateikėt? Kaip pateikėt? Tai yra pateikėt prašymą, turit pateikti maisto tvarkymo būtent savo vietos patalpų projektą. Tai yra planą. Plane turi būti įrengimų išdėstymas, taip pat ką jūs darysite. Kokią jūs veiklą norėsite. Tai yra vadinama maisto tvarkymo proceso aprašymu. Taip pat reikės nurodyti ir gamybinės apimtis, darbuotojų skaičių. Reikalavimas yra geros higienos praktikos laikymosi subjektės aprašyme, taip pat temperatūros registravimo ir kontrolės aprašymas. Aš papasakosiu truputėlį labiau apie šitus dalykus. Tie dokumentai yra įvertinami. Pateikėt, įvertinat. Įvertina dokumentus per 10 darbo dienų. Ir jeigu dokumentai yra pateikiami, viskas tvarkoje, atitinka atliekamas yra patikrinimas. O po patikrinimo yra priimamas sprendimas. Ar jūs atitinkate, ar jums registruoja, ar jūsų neregistruoja. Gal kažko trūksta, gal įrengimų, gal nuotekos nesuvestos.
Tai yra priklauso taip, jūs turite būti pasiruošę, kai ateisiu jums tikrint. Dabar daug nemažai, žinokit, taip Živilė, gal iš karto atsakysiu. Aš norėjau pasiklausti, o dabar jeigu pasistatai pastatą savo nuosavoje valdoje iki 80 kvadratų, ar jis privalomas registruoti registrų centre? Dabar labai geras jūsų klausimas, nes aš iš karto norėjau prie šitą eiti. Šiuo metu yra ir pas mumis tinklapyje dėl statinių paskirties. Nes jeigu jūs priduosit dokumentus, vertins paskirtį. Kokia yra statinio paskirtis? Jeigu tai yra gyvenamojo namo, ūkinio pastato paskirtis, jūsų dokumentai bus įvertinti neigiamai ir bus atsiųstas atsakymas, kad jūs netitinkate reikalavimų, nes statinio paskirtis turi būti toje, kurioje vietoje jūs gaminsite, turi būti gamybinė. Bet jeigu jis iš vis tas pastatas yra pastatytas visiškai, atskiras pastatas, atskira patalpa, negyvenamoji, o būtent perdirbimui skirtas tas pastatas. Tai jeigu tai yra pastato paskirtis, kaip ir matom paveikslėlį, tiesiog pastato paskirtis, jeigu tai yra gamybinė paskirtis, bus įteisinta, kaip pavyzdžiui, registre, būtent registracijos centre, kur yra pateikiamas dėl registre. Bus statinio paskirtis, būtent bus, kad tai yra gamybinė, viskas tvarkoje. Tikrai be problemų ir bus, kad būtent atitinkama jūsų veiklai vykdyti. Nes tikrai kyla dabar nemažai Tai kaip suprantu, reikia vis tiek privaloma registruoti registrų centre. Taip, privalote registruoti. Nors ir nuosavame sklype, kaimo vietovėje, kaip sakyt, namų valdoje, atskiras pastatas, vis tiek reikia registruoti. Taip, turite registruoti ir statinio paskirtis, būtent tikrai, ką ir sakau, turi būti skirta gamybai. Gamybai. O jeigu dabar tam pastate bus kartu ir kaip ir tokia parduotuvytė, atskira patalpa, tai tada kokia turėtų būti paskirtis? Ar tinka tik gamybai, ar dar kažkas turėtų būti plius? Žinokit, šitą klausimą aš jeigu ką pasitikslinsiu, bet nes parduotuvėje išduodamas yra maisto tvarkymo subjekto registracija. Tai kito skyrio kompetencijoje, bet aš pasiteirausiu, kaip pas juos ir aš jums, Živilė, atsakysiu elektroniniu paštu ar kaip tiksliau. Gerai? Ačiū labai. Gerai. Taip, Vlada. Ir aš apie tą patį. Tai, o sakykite, ar šitie reikalavimai tinka ir nuomojamom, ir panaudos teise valdomom patalpom? Taip teisingai supratau, ar ne? Taip, visom patalpom. Yra registra, nes problematiška, žinau, kilo daug labai diskusijų dėl šito klausimo. Ir yra parašytas raštas dėl išklausimo aplinkos ministerijai, kaip tai tiesiog paslaugų paskirtis, dar statinio paskirtis turi atitikti reikalavimus. Taip, Aleksandra. Prie to paties norėjau paklausti, čia šitas reikalavimas tik tai gamybai, ar čia, pavyzdžiui, ir jeigu ten pašarų sandėliavimo arba pagamintos produkcijos sandėliavimo, irgi tas pats? Kas liečia pašarus, kaip ir minėjau, tai taip pat ir jums atsakysiu tada elektroniniu paštu, nes pasitikslinti turiu dėl pašarų, bet kas liečia gyvūninio maisto tvarkymą ir mūsų tinklalapyje pateiktas, kad statinių paskirtis turi būti skirta būtent gamybinė. Dėl gamybos, tai tikrai, kas liečia veterinarinį registravimą, kas liečia veterinarinį patvirtinimą, statinių paskirtis turi būti pagal vyriausybės nutarimą, kurį paminėsiu, yra Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 49 straipsnis, ten yra nurodytas veiklos, kurioms nereikia turėti.
tačiau į šias veiklas mes kaip gamintojai, būtent mūsų maži gamintojai, kas nori gaminti tiek, tai rinka mažus kiekius gyvūninio maisto, taip pat kas turi veterinarinius patvirtinimus, kas nori įmonės, jos nepakliuvo. Nes yra taikomos pagal šitą įstatymą išimtis ir parodysiu, kokios išimtis. Taip, Inga. Inga, aš jūsų negirdžiu. Jeigu dabar turite- girdite? Taip, dabar girdžiu. Aha, nes šiaip galvoju, kad čia labai biurokratinis vis dar reikalavimas ir apsunkinimas, kadangi jau senokai, tarkim, pyragus gali kepti netgi bute. Ūkininkams per daug apsunkinimų, mums trūksta skerdyklų. Kiek skerdyklų galite išvardinti per visą Lietuvą, į kurią galima nuvežti kelius šimtus kilometrų vežam. Nu taip, aš tą suprantu. Aha. Medžiotojai gali nusišauti lauke, ūkininkai ūkyje negali jokiais būdais nieko padaryti. Čia yra apsunkinimai. Tiesiog. Aš suprantu, kad turi būti tam tikros sąlygos, tam tikrai veiklai, bet visiškai neleisti jokiais būdais be jokių papildomų reikalavimų, tai irgi yra tiesiog apsunkinimas. Tai tiek. Dėkui labai, aš šitoj pusėje pabūsiu jūsų pusėje, nes kaip ir minėjau, kaip ir tiesiog yra parašytas užklausimas dėl tai, kad mes dingome iš šito sąrašo, iš išimčių nedingom, kaip su savo gamintojas, kaip valstybinės maisto, būtent kas tiekia maistą, kad vis dėlto tai yra mes skatinam smulkųjį verslą, kad būtent kaimo vietovėse žmonės galėtų savo produktus realizuoti mažesnėse vietovėse. Tai tikrai žinokit, ir šitas dalykas, aš labai tikiuosi, kad artimiausių metų tai išsispręs. Taip, Aleksandra. Tiesiog gal Indra papildysiu tuo, kad šiais laikais, kai galima įsigyti ganėtinai nebrangiai labai gerus modulinius namukus, kurių net pati statybos inspekcija nereikalauja daryti nei projektų, nei registruoti, čia gali būti kaip kilnojamas statinys, laikinas statinys ir jis gali atitikti pilnai visus reikalavimus maisto gamybai, tai aš manau, kad tikrai VMVT turėtų pasirūpinti tuo, kad palengvinti ūkininkam dalį. Ačiū labai. Norėjau sakyti tą patį pridurti dėl kilnojamų, pavyzdžiui, tų namelių visokių, kur nereikia, kaip ten, ta prasme, ten jokios paskirties nėra, ten registracijos nėra, tai tikrai pritariu kolegė. Tai, o dėl kas liečia tos modulinius namelius, tai yra laikinas statinys. Taip, aš čia būčiau ir paminėjus, norėjau sakyti, kad vis dėlto laikinam statiniui šis reikalavimas nėra taikomas. Va kas yra įdomiausia. Laikinas statinė, tas, kuris, kai aš sakau, kai yra namelis ant ratų, jūs atsivežėte, pasistatėt, viskas įrengta, atitinka visas sąlygas, vykdot veiklą, persivežėt. Laikinajam statiniui, va kas, nes ir buvo kalba apie skerdyklas ant ratų, nes eina tokia diskusija, nes reglamentas tai leidžia, yra būtent kalba apie šitus ir šitiem nameliam, kurie moduliniai nameliai atsivežėm, šis reikalavimas dėl statinio paskirties, kad turi atitikti, nėra taikomas. Tai va čia Indra, gal dar biškai painiojate mobilius namelius su moduliniais. Aš apie mobilius namelius šneku, gal pavadinimą tiesiog. Apie modulinius, kurie be ratų, bet jie statomi ant polių ir tu gali bet kada juos nuo tų polių nuimti ir perkelti į kitą vietą. Taip, tai tokie pastatai irgi neregistruojami ir šitoje vietoje irgi yra pakankamai didelis apsunkinimas. Taip, bet aš labai tikiuosi, kad šie apsunkinimai laisvų laikų tikrai išsispręs ir esančiose išimtise, mano ekranas kažko tai įstrigo. Va, dabar atsistriks turbūt, nes tai yra išimtis pateikiamas, nes dėl ko ir važinėkėjau, kad įdomiausia tai, kad čia yra nurodomos išimtis, ką kur leidžia. Ir išimtise jūs labai gerai pamatysite, kad vis dėlto nėra įtraukta
kaip ir minėjot, kepyklos, miltiniai leidžiami, bet neleidžia būtent tų mažų kiekių, kas liečia gyvūninę kilmę, gaminti. Ir būtent toks dalykas, apibendrinant va šitą dalyką, kur ką leidžia, aš norėčiau sakyti, kad vis dėlto reglamentai, patys reglamentai, kurių pagrindų vis dėlto yra nacionalinės šitos taisyklės ir tiek vietiniai įsakymai mūsų ruošti, remiantis, aišku, reglamentais, jie nedraudžia mobilių įrengimų žvėrienos netvarkymui. Patys reglamentas nedraudžia. Tai aš labai žinokit, tikiuosi, kad šitas klausimas su laiku išsispręs, nes tikrai dabar yra problematiška. Pabandysiu prieiti truputėlį aš prie bendrųjų reikalavimų. Nekalbėsiu, kokios turi būti sienos, lubos, aukščiai. Bet paminėsiu tai, kad tai, ką jūs rengiat, kad vis dėlto turi būti tinkama patalpų, įrangos būklė, išplanavimas, ką jūs turite pateikti. Nepamirškim tai, kad jeigu kas dirbat, jeigu kažką tai pakeičiat, jūs turėtumėt vis dėlto informuoti kompetentingą instituciją, kad, pavyzdžiui, pakeitėt patalpų paskirtį, kad žinot, kai ateina jūs tikrint, kad paskui sakytų, mes turim planą tokį, jūs vykdot visai ką kitą. Patalpų ir įrengimų dizainas turėtų užtikrinti tinkamą valymą, dezinfekavimą, vis dėlto priežiūrą, kenkėjų prevencija turėtų būti patekimas. Turėtų būti užtikrinamos tinkamos sąlygos, tai yra vis dėlto temperatūra, drėgmė patalpose. Nepamirškim taip, jeigu mes išpjausysime mėsą, mes turime turėti sterilizatorių ne mažiau kaip 82 laipsnių Celsijaus temperatūros. Arba galima ultravioletiniais spinduliais yra atitinkami. Taip pat, žinokit, turi vis dėlto būti galimybė visada rankom nusiplauti, pakankamai praustuvių, vandens temperatūra apie 20-30 laipsnių, nusausinimo priemonės turi būti, plovimo instrukcijos, jeigu jūs turite dirbančius, kitakalbius, būna, kad samdo, jeigu ne patys dirbate, gal kitakalbius, turėtų būti instrukcija ir gal kita kalba. Ventiliacija turėtų būti, kondensatas turi būti nuvestas į nuotekų sistemą. Ir, pavyzdžiui, kalbant šone, aš kaip ir pasakyt, norėčiau paminėti, čia yra paprasčiausiai, matote schemą, kaip turėtų būti pateikiama. Tikrai reikalavimo nėra, kaip jūs turite pateikti savo projektėlį. Galite ranką nubraižyti, jeigu jums patogu. Tačiau surašyti, kas kur yra ir kad nebūtų kryžminės taršos. Ta prasme, kad papasakosiu apie išimtis, kas yra taikomas. Bet, ta prasme, viską vis tiek turit pateikti. Čia truputėlį kitoks planelis pateikiamas, bet planą jūs vis tiek turėtumėt pateikti. Ar ranka braižysit, ar ne ranka braižysit, kaip jums patogiau, ar samdysite įmonę, tai ar AutoCAD naudosite, visą tai pateikiama tarnybai, nes tarnyba vis tiek turi tai įvertinti, ar tikrai nesusidaro kryžminė tarša. Taip pat siūlyčiau visada, kai turit patalpas ir numatot vykdyti gamybą, įsivertinti, ką jūs gaminsite. Ir kiek maždaug. Taip, Živilė. Aš norėčiau paklausti, dabar perkant dėvėtą, daleiskim dėvėtą nerūdijančio plieno, stalą dabar, darbo stalą. Ar privaloma turi, kaip sakyt, tą sertifikatą, kur atitinka, kiek žinau, kad reikia, būna tokie sertifikatai, kad atitinka... Tinka liesti su maistu. Tinka liesti su maistu. Taip, tai jeigu dėvėtą, daleiskim, perku iš kažkokios kavinės ten ar kažkur tai, kaip dabar yra būna skelbimuose, tai ar aš privalau reikalauti, kad man tą sertifikatą duotų? Ar jūs reikalaujat, kai tikrinate? Jūs esate įmonė, aš manau, jūs elgiatės atsakingai ir jūs matysite stalą, kad tai yra nerūdijančio plieno stalas, tai yra tikrai tinkamas liesti su maistu. Ir jeigu jūs jo neturėsite, nemanau, kad bus nusižengimas, nes tai yra nerūdijančio plieno, o juos būna, kad galima susikonstruoti ir patiem. Pratau, dėkui. Nes aš manau, kad vis dėlto atsižvelgiam į tokį dalyką, kad jūs perkat ir kainą, o stalas nerūdijančio plieno yra tikrai geras dalykas, kuris yra reikalingas ir naudojamas ir nusidėvėjimas jo yra labai toksai minimalus, nebent tie kraštai atsilaupyje, dar kažkas tai suvirinimuose, siūlėse gali būti sankaupos kauptis. Ir paminėsiu, kad planą, kaip pateikėt, vis dėlto
įsivertinkite tai, kad, ta prasme, kad nebūtų, kad jūs ką gaminat, tiesiog neužsiterštų niekas, kad būtų pakankamai vietos, kai aš sakau, suktis, kai namų virtuvėje, kai žinot, kai 2 šeimininkės, 3 būna viskas, mes netelpam. O kai pasižiūrėkite, o čia gaminsite žmonėms, tieksite maistą, tai reikia, kad galima būtų atitinka pakankamai vietos. Tiesiog dar bendruosius reikalavimus tiesiog apšviest galiu, kad vis dėlto kokie turėtų būti apšvietimai. Apšvietimas neturėtų būti lempa pakabinta, jinai turėtų būti vis dėlto su apsauginiu gaubtu, kad tai, nes čia yra dėl galimybės, jeigu lempa sprogs, kad stiklo šukas laisvai gali patekti į maistą. Taip pat turėtų būti tinkamai tvarkomos atliekos, užtikrintama tinkama temperatūra, tam, kam reikia temperatūrinių režimų, tai yra priklausomai, ką gaminsit, vis dėlto šaldytuvai turėtų būti, jeigu gaminsit pusgaminius, pavyzdžiui, koldūnus, tai būtų gerai, kad būtų ir momentinis užšaldymas, kad greitas, tai -18, jeigu nėra momentinio, tai -18, taip pat užtikrinti geriamojo vandens padavimą, vandens įvado priežiūrą. Nepamirškim taip, kad vis dėlto patalpose, kur tvarkomas maistas, nėra laikomas cheminės medžiagos, taip pat ir plovimo. Jos turėtų būti atskirai laikomas. Įrengimai, kaip ir minėjau, kaip ir tiesiog, kad nesikauptų būtent nešvarumai. Klausimas gali kilti dėl medinės įrangos ar inventoriaus naudojimo. Tai nėra rekomenduojama, nes medis negali būti būtent vis dėlto veiksmingai dezinfekuotas dėl jo paviršiuje, dėl nusidėvėjimo atsirandančių tarpeklių, įtrūkimo, atplaišų. Taip žinau, kad išpjaustime, iškapojame, pavyzdžiui, jeigu išpjaustot, iškapojat, medinę kaladę naudojat, tačiau jūs ją turite, druska yra barstoma. Tiesiog tą kaladę, kaip pasakyti, pastoviai reikalinga priežiūra ir būtent įmonėse, kasmašose ją tiesiog nuobliuoja. Ką pasakysiu, kokios išlygos yra taikomos, kam nereikia atskirų patalpų visiškai. Tai dezinfekavimo, valymo, plovimo priemonėms laikyti jūs galite laikyti spintelėje, kažkur tai patalpoje, koridorėje, tai kur patogiai. Taip pat taros plovykla, žinokit, yra reikalinga. Bet neskiriamės nei gamybinės, nei apivartinės taros plovimai. Gamybinė, tai ką mes gamyboje naudojam, apivartinė, tai ką jeigu su dėžėm plastikiniam išvežamės į kažkur tai parduodame, tai yra apivartinė vadinama tara, grįžtamoji. Ją irgi reikia plauti. Tai nėra reikalavimo, kad būtų atskiros plovyklos. Taip pat nereikalaujama yra atskirų patalpų gamybos metu susidarančių šalutinių gyvūninių produktų laikymai. Irgi apie juos pakalbėsim. Jeigu gaminat rūkytus mėsos gaminius, tai tiesiog nebijokite, jos rūkyklos gali būti įrengtos lauke. Tačiau jeigu įsinešite, pavyzdžiui, gaminius į rūkyklą, kabinsit prie rūkyklos, turėtų būti apsaugoti nuo taršos. Tai yra, dėsit į dėžę, uždengsit, nešit į rūkyklą, prie rūkyklos, ar įėjimas durys bus sukabinti kur, ar stogas. Tai yra, turi vis tiek apsaugoti nuo taršos. Prieskoniai, maisto priedai gali būti laikomi produktų tvarkymo patalpoje. Vienas irgi tiesiog toks dalykas, kad, pavyzdžiui, dušas, tualetas gali būti, pavyzdžiui, čia jūsų pastatas, jūs čia tvarkot maistą, jūs 2-3 dirbat, šeimos gal nariai. Dušas, tualetas gali būti net šalia esančiose pastatuose. Nereikalaujama, kad būtų tose pačiose patalpose. Kalbėjau apie medinės duris, langus, taip gali būti, bet paviršius turėtų būti padengtas, lengvai plaunama, dezinfekuojama. Čia šone, ką nuotraukas matote, tai yra tiesiog iš dabartinių esančių įmonių. Tai įmonės, kas veikiančių įmonių, matote, rūkyklų vaporą, paukščių skerdimo technologiją, kad jie kaip yra nuleidžiamas kraujas, pešimo mašina. Tiesiog dar kas leidžiama yra. Tiesiog tai, kad, pavyzdžiui, jūs atliekat atskirus gamybinius procesus, juos tiesiog galime atskirti laiku. Netaikomas būtent temperatūros palaikymas patalpose.
išpjaustymo ar gamybos metu, nes kai išpjaustome pagal reikalavimus, pagal reglamento reikalavimus yra taikoma + 12 laipsnių Celsijaus temperatūra. Tačiau traktuojama tai, kad vis dėlto jūs išpjaustoma nedideliais kiekiais ir ilgai neužsilaikysite patalpose, todėl yra leidžiama tokia nuostata, kad nebūtina užtikrinti tos temperatūros. Nereikalinga, kad visas procesas eitų ratu. Nes per vienas duris ateinam, per kitas išeinam, ne. Gali ir per tas pačias duris produktas išeiti. Procesus tiesiog atskiriam laiku. Dar paprasčiausiai gali kilti klausimas, kad, pavyzdžiui, naudojami yra buitiniai šaldytuvai. Šiuo, žinokit, buitinius šaldytuvus jūs galite naudoti. Nepamirškim taip, kad buitinėse šaldytuvuose nėra tų vadinamų rodmenų, temperatūros rodmenų. Temperatūrą jūs vis tiek turėsit pažiūrėti, ar tikrai tinkamai produktas laikomas. Ir kad šaldytuvas nuolat veiktų, jame turėtų būti palaikoma ne aukštesnė kaip 4 laipsnių Celsijaus temperatūra, o jeigu reikia, galite susimažinti tą truputėlį iki mažesnės. Šaldytuvo būtent temperatūros kontrolei skirtą termometrą rekomenduojama, patariama visada laikyti pačiam šaldytuve. Ir tiesiog jūs paimkit, pasižiūrėkit, pavyzdžiui, jeigu, kaip minėjau, dėl kryžminės taršos negali jos būti, nes tai, pavyzdžiui, pažeidimų tikrinimo metu tai gali būti fiksuoti, kai jūs gaminsit produktus. Ir tiesiog tai atsiskiriame laiko atžvilgiu, mes galime gamybinius procesus tiesiog atskiriame laiko atžvilgiu ir taip jūs taip galite tiesiog, kaip pasakyti, dirbti. Yra leidžiamos tokios išlygos. Nepamirštam tai, aišku, čia nupieštas paveikslėlis, kaip labai apsiginklavęs žmogus visais, ir chalatų, ir kombinezonų, ir vandens atsparę. Bet nepamirškim tai, kad vis dėlto darbo rūbai turi būti. Darbo rūbai turi būti, su naminiais rūbais mes neiname dirbti, gal namų virtuvėje taip einu, bet mes gaminame produktą, kurį mes tieksime į rinką ir vis dėlto mes dėvime švarius drabužius, avalynę, ta prasme, būtent jeigu mes dedamės kepurėlę, kad plaukai, aišku, nekristų. Jeigu yra nagai lakuoti, dedamos pirštinės, vienkartinės, rekomenduojama. Ir nepamirštam taip, kad vis dėlto asmenys, kad ir jūs dirbsit, kad kažką samdysit, jeigu pradės dirbti, jie vis dėlto prieš pradėdami dirbti vis tiek turi turėti asmens medicininę knygelę, tai yra pasitikrinti sveikatą turi atėję dirbti ir vėliau kasmet turi pasitikrinti sveikatą. Taip pat nepamirštam, kad vis dėlto turi būti privalomas sveikatos higienos įgūdžių mokymo pažymėjimas turi būti. Seniau vadindavo, daug kas sakydavo, kaip žalia kortelė, dabar ir lapai išduoda įvairiai priklausomai taip, bet šitas dalykas turi būti. Ir žmogus be šių dalykų, tiek be asmens medicininės knygelės, tiek be sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo neturėtų pradėti darbo su maistu. Čia vienas dalykas, kas privalo būti, o dar kalbant apie išlygas. Vis dėlto leidžiama supaprastinti mažiems kiekiam. Paminėsiu aš dar daugiau truputėlį punktų, kad vis dėlto leidžiama, ta prasme, gamybinių procesų dokumentavimas yra supaprastinimas. Nereikalavimai, žinokit, RVSVT. Atrodo daugam gal kaip keiksmažodis didelės raidės, bet tai tikrai nereikalaujama yra. Rizikos vertinimo audito, svarbių valdymo taškų, būtent sistemos įdiegimo, būtent galima naudotis geros higienos praktikomis taisyklėmis, kurias jūs galite patys net apsirašyti. Pateiksiu net pavyzdžių kaip. Nes ir mūsų, žinokite, rekomendacijose iš karto sakau, kurios yra tinklalapyje, yra net pavyzdžiai parodyti. Leidžiamas laboratorinės kontrolės net suretinimas. Bet nepamirškim tai, kad vis dėlto jūs gaminsite ar pusgaminį, ta prasme, jūs gaminsit gaminį. Taip, jeigu gaminam gaminį. Vis dėlto jūs turite turėti receptūrą. Pagal ką gaminsit? Gamybos pačio proceso aprašymą. Ką, kaip, kur darysit, kaip malsit, kiek laiko rūkinsit, kiek, pavyzdžiui, sūdysit, išlaikysit. Taigi, jūs čia kaip pavyzdys gal pateikiamas, kaip pavyzdį aš jums noriu pateikti, pas mane užstrigo truputėlį. Truputėlį užstrigo.
Gal atsigausim. Va. Tiesiog pateikiamas, čia yra paprasčiausias pavyzdys. Pavyzdžiui, karštai rūkyta kielienos dešra. Rūšingumas, apie rūšingumą irgi papasakosiu. Aprašas, pakuotė, ženklinimas. Tai yra elementariausias dalykas, arba lentelė gali būti pateikiama, arba kam vartoja. Čia yra kaip dokumento prašymas, kaip kas turėtų būti, bet tokį dalyką jūs vis tiek turite turėti. Apie vandenį. Apie vandenį, taip, žinau, kyla nemažai tokių, taip pasakyti, nesusipratimo gal, nes patikite higienos normą, prieš tai higienos normoje kalboje aiškiau prašyta, šioje higienos normoje kyla daug tokių niuansų, skaitant. Jeigu jūs, pavyzdžiui, gaunate vandenį iš bokšto, tai yra centralizuotai tiekiamas vanduo. Taip, dabar higienos norma 24 naujoji, jinai nėra būtent gamintojai, būtent jums kaip gamybos atstovų ūkio subjektui nėra prievalės atlikti būtent tyrimų. Tačiau nepamirštam taip, kad jeigu jums kils kažkas tai neaiškaus, taip rekomenduojam, bet nėra prievalės. Tačiau jeigu jūs vandenį naudosite iš nuosavo gręžinio arba tiesiog savo šulinio, taip, tuomet jau atsiranda visai kitokie niuansai ir ta prasme, jūs turite tada užtikrinti, kad jūsų vanduo atitinka visus rodiklius, kurie yra nurodomi būtent higienos normoje 24, 27 punkto reikalavimais ir tikrai tų punktų reikalavimų yra gana nemažai, ką turite atlikti. Yra rekomendacija, tai kad vis dėlto mes tiesiog rekomenduojam, kad prieš pradedant veiklą jūs vis tiek turite pateikti geriamojo vandens tyrimą. Aš manyčiau, kad tai yra labai gera praktika, jeigu jūs pateiksit geriamojo vandens tyrimą, būtent mikrobiologinės taršos, kas atliekama yra laboratorijose ir atliksite tyrimą ir tiesiog, nes vandenį, pavyzdžiui, daugumą taigi naudoja maisto produktų gamybos etape, tai yra kaip viena sudedamoji dalis. Ir tiesiog pagal visą šitą jūs, ta prasme, atlikę vieną prieš pradedant darbą, kaip pasakyti, atlikę tyrimus, jūs turėsite ir galėsite, pavyzdžiui, kai ateis įrodyti, bet tačiau prievolės, jeigu tai tiekiama iš būtent bokšto, dabar nebelieka. Čia tiesiog porą pavyzdžių, šitą pavyzdžiai yra iš mūsų rekomendacijų, būtent gairių parengtų, ką turėtumėte daryti. Šitą būtent lentelę, kaip ir minėjau, čia yra pateikiami, ką turime daryti, nes ten yra apskaičiavimas pagal kubatūrą, kiek sunaudoja, tai ką turi atlikti, kai vanduo yra naudojamas iš nuosavo gręžinio ar šulinio. Čia porą pavyzdžių jums pateikiama iš mūsų būtent gairių raštų, ką jūs turėtumėte atlikti, kas yra rekomenduojama. Kaip ir minėjau, būtent čia yra rekomendacinio pobūdžio, kai centralizuotai tiekiamas vanduo, žarninės ląstelės, enterokokus darotės. Čia dar vienas pavyzdys, kas iš cheminių tyrimų, ką galima daryti. Tai tiesiog tai yra pavyzdiniai variantai, ką galite pasidaryti, turėti, bet tos prievolės, jeigu, kaip ir minėjau, iš bokšto tiekiamas vanduo, dabar nebelieka. Įdomus dalykas apie šalutinius gyvūninius produktus, nes kyla daugumą sakot nesusidaro. Mums kad ateina tikrint, atrodo kitaip. Sutartį jūs turite, ta prasme, jūs turite turėti, jūs turite juos tvarkyti. Ir gamybos metu, jeigu pjaustot mėsą, apipjaustot kažką, tai tiesiog gabaliukai, jie turėtų būti gamybos metu, jūs turite turėti mažą kibirėlį ar kažką, tai pasiženklinti, kad tai yra šalutiniai gyvūniniai produktai. ŠGP neskirtas žmonių vartojimui. Turėtumėt sutartį turėti, aišku, kur vešite, paskui, nematot skaidrių, tuoj atsiprašau labai, pas mane ir kažkas tai dingo, tuoj. Kažkas tai dingo vieną minutėlę, žinokit, būna taip. Gal aš netyčia ką nors paspaudžiau. Tuoj. Dabar, ne, kažką tai tuoj. Labai atsiprašau, žinokit, tuoj. Dabar matote? Taip, puikiai.
labai. Aš turbūt jūs girdėjot, ką aš prieš tai sakiau. Ja. Kažkur tai kažkas tai čia išsimušė. Ir aš dabar pati. Tuoj pabandysiu aš čia. Na, nieko tokio. Mes taip pabandysim, viskas gerai. Šalutiniai gyvūniniai produktai, kaip ir minėjau, gamybos metu išpjaustot lieka gabaliukas, nepanaudoja, tiesiog įdedat į mažą kibirėlį. Turi būti sutartis, turite juos naikinti. Dauguma pasakys, aš turiu šunį suvalgo. Bet vienintelis dalykas, kažkas tai man pasidarė, palaukit. Būna taip. Tuoj susipyksiu va, atsiprašau labai. Tiesiog toks dalykas, kad vis dėlto šunį negalite atiduoti, tai nėra šalutinių gyvūninių produktų naikintojas. O išlygų mūsų teisės aktuose dėl šalutinių gyvūninių produktų dar ligšioliai nėra. Kas liečia mažus gamintojus, tikiuosi taip pat visą tai bus keičiama taip pat su laiku. Kenkėjai. Kenkėjus turit daugumą įmonių naikinti. Kenkėjus turit naikinti. Vis dėlto prevencinės priemonės kokios? Vis dėlto užkardinti kelius, kad jie nepatektų. Tai galima užuolaidų, ten būna dedasi tokie, aišku, vylius deda, yra atsakingos institucijos, kurios tai atlieka. Tačiau yra tai, kad vis dėlto, jeigu jūs gaminat mažais kiekiais, taip, sako, man mokėt pinigus, taip suvokiama, jūs galite tai atlikti ir pats. Naudoti priemonės, vylius sudėti. Aišku, jūs turėtumėte tai apsirašyti, kaip jūs tai vykdysite. Ir vis dėlto jūs gamybinėse pačiose patalpose, kur vykdote gamybą, jūs galite naudoti tik mechaninės priemonės, tai yra vadinamas gaudyklės. Nuodų pačių naudoti negalima. Reikia vis dėlto, galima dezinfekciją, būtent tą dezinsekciją, deratizaciją galite jūs atlikti naudojantis biocidiniais produktais, aišku, tai reikalingi biocidų autorizacijos liudijimai. Aišku, mėsą pjaustant, kaip paveikslėlėje mušant musę laikraščiu, gal ir negerai, gal ir negalima, nes vis dėlto ta musė pateks į mėsą, susimals. Nepamirškim taip, kad vartotojas yra irgi užtikrintas gauti produktą, kuriame nieko nėra ir gali rasti, po to skundas rašomas. Taip, Živilė. Dar norėjau pasiklausti dabar gamybinių iš tų patalpų ant langų, kaip suprantu, privaloma turi būti uždėta tinkliukai nuo musių. O Dabar ant taip. durų? Dabar žiūrėkit, duris ant langų, jeigu langus atidarinėjate, tinkliukas turi būti. Jeigu Jeigu langų neatidarinėjant, bet jie yra atidaromi, kaip sakyt, tai yra rankenai, yra viskas. Tada rankenos neturi būti, nes yra žmogiškas, žinokit, yra žmogiškas visada faktorius. Yra rankena, aš ją vis tiek paimsiu ir atidarysiu tą langą. Ne. Bet ant durų? O ant durų, duris dažniausiai, aš suprantu, ką jūs turite užtikrinti, kad nepateks. Yra įmonės, kurios atlieka šios darbus, kas dezinsekciją šitą atlieka, dėl patekimo, dėl kenkėjų. Yra šone durų, yra statomos dėl patekimo vadinamos tos ultravioletinės gaudyklės, kur sugaudo. Taip, žinokit, vasaros metu, kai karšta, kur mėsos kvapas, kur viską, tai tikrai, aš manau, toks, kaip pasakyti, išvengiamybė, kad gali nepatekti. Nei jūs, nei kas kitas negali garantuoti. Bet jūs turėtumėte užtikrinti, žiūrėti, kad to nebūtų. Tai jūsų, kaip būtent jūsų atsakomybė būtų. Pati bendrieji reikalavimai. Čia yra reglamentinės tiesiog nuostatos, kad kokia mėsa turėtų būti išpjaustoma, kokios temperatūros, kaip laikoma, jeigu mes užšaldome mėsą, jinai turi būti iš karto užšaldoma. Kyla iš karto klausimas, aš užsisakau mėsos, gaminu mėsos gaminius ir aš jo ten, kaip pasakyti, man lieka, ką man daryti. Niekas jums neturėjo sušaldyti. Bet nepamirškim taip, kad jeigu mes mėsą užšaldysim, užsidėkite datą, kada jūs ją įdėjote į šaldiklį
Ir nepamirškim tai, kad vis dėlto mes ilgai laikom, jinai praranda vis dėlto savo savybės. Jinai nudžiūna, tiesiog po to paskaičiuokite, kaip jums bus su išeiga. Tiesiog prarandat mėsa praranda irgi savo vadinamas tas savybės. Tai galite rekomenduočiau net iki 3 mėnesių laikyti, jeigu jums. Nes tiesiog būtent liko, neužšaldėt, nepagaminot, procesas, ta prasme, kliento nėra, viską per daug užsisakiau mėsos. Taip, ją galite užšaldyti. Reikalavimas dėl smulkintos mėsos. Ir būtent, kaip pasakyti, jeigu jūs naudojat paukštieną, taip, smulkintą paukštieną, smulkintą mėsą ruošiat ir mėsos pusgaminius iš paukštienis. Po atskerdimo praeis, nepraeis 3 dienomis turite ruošti, nes šis reikalavimas, jis yra iš reglamento ir kitaip nebus. Daug, ta prasme, šios nuostatos yra ir tiesiog yra skelbiamos nuostatos ir kitiem gyvūnam, bet tai yra šios nuostatos ateina, kaip galima gaminti iš kitų būtent gautų gyvūnų, perkeliamos reglamento nuostatos. Vienas dalykas, kaip pasakyti, gal ir dauguma ateina, kad ir jumis kas tikrins, vis dėlto turi būti atsekamumas. Kas liečia, kalbėjau apie stebėseną, taip mes reikalavimo, bet temperatūrų registracijos žurnalas. Tačiau mažiem kiekiam ir gairėse, kurios yra, tiesiog yra parašyta tai, kad jūs galite fiksuoti tik nuokrypius. Ir jeigu kai reikia imtis, ta prasme, nuokrypis tai yra, kai kažkas atsitiko blogai, jūs registruosite, o prieš tai, ta prasme, prieš tai galite nefiksuoti. Tai yra nuostata, ką galite jūs taikyti. Tai yra mažiem gamintojam. Nepamirškim tai, kad irgi nebūtinai papirinis variantas turi būti. Galite elektroninėje formoje pildyti. Tikrai nėra tokio reikalavimo. Dar dalykas, kad vis dėlto turėtų būti atsekamumas. Atsekamumas tai yra vienas iš tų dalykų, ko mes neišvengsime. Tiek jūs, tiek atėję, kas tikrins jūs, tiek paskui kažkas, tai jeigu atsitinka, ta prasme, atrenkamas jūsų gaminamas mėginys rinkoje ir kažką tai ten rado iš patogeninių. Tiesiog tuomet ateinama visą pasakyti. Viskas procesas užsiverda ir tiesiog ateina pas jumis, tikrina atsekamumo, prašo, iš ko pagaminta, kaip ir kad jūs žinotumėte, iš ko gamino, tai vis dėlto turi būti atsekamumas. Tai yra tai, ką jūs dėjote į tą gaminį. Todėl, kaip ir sakiau, prieš tai turėjo būti receptūra, turėtų būti technologinis aprašymas. Ir pagal tai atsekamumas yra pasidaroma, tai, kad mes galime, atsekamumas yra tai, kad jūs galite nustatyti tai, kada įvyko, pavyzdžiui, įrašas ir tiksliai nustatyti, kuriame maisto etape, tvarkymo etape tai įvyko kažkas tai. Koks etapas. Tai yra vis dėlto reikalavimai atsekamumui yra taikomi 178 reglamente. Dar toks dalykas, priklausomai nuo jūsų, kaip jūs gaminsit, ar tarpinius produktus žymėsite ar nežymėsite, nes vis dėlto jūs gaunat mėsą, jūs pagal priėmimo registraciją galite užsižymėti, jos būtent numerį patys susiteikėte, tas numeriukas gali keliauti toliau. Gal jums to nereikės, gal jūs iš karto pagaminot, žinot, kad tą partiją. Tai yra atsekamumas, tai yra kaip jūs, reikalavimų, kaip jūs tai darysit nėra, tačiau jūs turite atsekti. Tai, ką sudėjote kiekvieną. Čia yra žurnalų formos. Jos yra iš mūsų taisyklių, iš mūsų gairių ir jomis laisvai galima naudotis. Tai yra vienintelį dalyką, ką minėjau, tai yra netitikčių nustatymų ir korekcijos veiksnių registravimo žurnalas, ką galima. Kitas žurnalas yra, kaip pasakyti, prie kiškinių gyvūnų, tai yra kas skerdimo data, rūšis, paskirstus. Tai yra šito žurnalo užtenka, ką jūs galite pildyti, tai yra ir atsekamumą jūs užtikrinsite. Čia yra patobulintas, pavyzdžiui, nes yra brandinimas, atsiranda dabar vienas iš madingesnių dalykų, kas irgi labai nori, pavyzdžiui, jautieną brandina, jautienos mėsą. Vienas iš dalykų, kas atsiranda brandinimas, kiek laiko laikysit šaldytuve, irgi leidžiama. Taip pat yra laukinių medžiojamų gyvūnų mėsos apskaitos žurnalas, tačiau šitie, žinokit, tikrai žurnalai yra mūsų rekomendacijose ir jų formą pačią jūs galite taikyti, naudoti, galite tobulinti taip, kaip jums patogiau. Vis dėlto, jūs vis tiek privalot, kad maistas būtų saugus. Ir vis dėlto, kai jūs gaminat, jūs turite pagaminti saugų produktą ir gaminat produktą, vis tiek turite eliminuoti, kad iki priimtino lygio.
leidžiama, kad būtent būtų taikomas, kaip ir sakiau, ne tos didelės raidės ar VSVT, bet geros higienos praktikos taisyklės. Joms būtent yra taikomos būtent tai, kad jūs galite, ta prasme, lankstumo principų vadovautis. Jum, kaip ir minėjau, jum neprivaloma diegti savikontrolės sistemos, kurioje būtent būtų griežtai būtų laikomasi visų žingsnių, kas yra privaloma. O jūs, pavyzdžiui, supaprastinta ta sistema, geros higienos praktikos taisyklės jums leidžia užtikrinti maisto produktų saugą ir apimant tokias sritis, kaip pastatus, įrangą, produktą, personalo higienos priežiūrą. Taigi, tai ir yra geros higienos praktikos taisyklės, kuriomis jūs galite taikytis ir užtikrinti gaminamą produkto saugą visuose būtent gaminamuose etapuose. Čia yra paminėtas, kad tai yra ES oficialus leidinys, kuriame buvo apibrėžtas, kas tai yra lankstumas, kur jį galima taikyti. Ir būtent geros higienos praktika būtent sudaro 3 patys pagrindiniai elementai struktūriniai, pavyzdžiui, tai yra struktūriniai elementai, tai yra, pavyzdžiui, patalpos, įranga, veikla, tai ką gaminsit, darbo srautas, maisto tvarkymas, asmeninis elgesys, tai būtent asmeninė higiena. Tai yra būtent geros higienos praktikos planas, tai yra bet kokio formato dokumentai ir įrašai, kuriame pateikiama ir pagrindžiama, taikoma būtent gero higienos praktika. Taip pat įrašai yra apie stebėseną, tikrinimą ir taisomosius veiksnius. Taisomieji veiksniai, tai jeigu kažkas tai atsitiko, ką turite daryti. Ką dėl to reikia žinoti, kas kaip yra, aprašote visi gamybos procesai, aprašomos technologinės instrukcijos, receptūros, stebėsenos rezultatai, kaip ir minėjau, yra žurnalas, tiesiog registruojate pačias neatitiktis, nustatote korekcinius veiksnius, jeigu reikia. Būtent maisto tvarkymo patalpų, įrengimų, valymo, plovimo, dezinfekavimo veiksmų galima neregistruoti žurnale, jeigu yra parengta instrukcija, kaip jūs tai darysite. Pasirengėte instrukciją, kad ten plausite, dezinfekuosite grindis, stalus kiekvieną dieną, pavyzdžiui, lubas plausite kartą į mėnesį, gal plausite kartą, gal į metus tik tai. Tiesiog tokį tą ir jeigu bus apsibrėžėte tai, kad kokie bus, jeigu nepakankamai atlikta, kokie bus taisomieji jūsų veiksniai. Šaldymo patalpų, šaldytuvų, temperatūros registravimo žurnalo galima netvarkyti, jeigu yra parengtas savikontrolės dokumentas, kuriame yra registruojamos tik nustatytos neatitiktis. Tas dalykas svarbus tai, kad, pavyzdžiui, svarbu yra tai, kad subjektas turėtų patikrinus tinkamus matavimo prietaisus ir pademonstruoti būtent kaip matuojama temperatūra. Tai vis dėlto termometras, tai ką naudojate, vis dėlto turėtų turėti metrologinę patikrą, kad jinai atitinka, kad jinai yra tiksli. Kaip ir minėjau, čia kas liečia mūsų atsekamumą, kad tvarkyti turite apskaitą, tai yra gaunama žaliavas, išleidžiama savo produkciją, gamybos pradžią, pabaigą, pagamintą būtent savo produkciją visą, o apskaitos žurnalus tvarkyti taip, kad įvykus, pavyzdžiui, kažkokiam incidentui, kaip ir minėjau, nesaugus produktas. Skaito būda dabar nemažai informacijos yra apie nesaugius, tiesiog, kad jūs galėtumėt atsekti, nes paėmus produktą rinkoje, tai ką vartotojai gali nusipirkti, jūs nežinosite, kad paėmė, tik tai prie jūsų durų pasakys inspektoriai atėję, labą dieną, pas jumis nustatytą produktą salmonelą. Kaip ir minėjau apie temperatūros registravimą, čia aš gal ir kartojusi, yra forma, ta prasme, kokias priemonės naudojat, kontrolės dažnumas. Apie VSVT būtent čia irgi yra pavyzdžių, pateiktų pavyzdžių, yra kaip, pavyzdžiui, maisto saugos pavojai kokie, kas tai yra, kokios priemonės. Tai pačias svarbius valdymo taškus, tai ką kontroliuosit, pavyzdžiui, jeigu jūs gaminsit terminį, pavyzdžiui, dešreles versit, pavyzdžiui, virtos dešrelės, taip, virti vyniotiniai. Kaip svarbus valdymo taškas, turėtų vis dėlto būti temperatūra jūsų virimo metu. Kaip pasieksite? Kas bus, jeigu nepasieksite tokios temperatūros? Ar davirsite? Tai yra taip pat šitas dalykas, kokie yra pavojai slypi. Čia irgi žurnalų truputėlį pridėjau. Iš mūsų būtent geros higienos praktikos pavyzdžių, būtent taip, kaip yra sudaroma, tikrai rasite pas mumis rekomendacijų, būtent gairėse yra pateikti pavyzdžiai.
Čia pildyti, čia būtent priežiūros objektas, kaip minėjau, patalpos, teritorija, įranga, stebėseną galima apsirašyti, kaip stebėsit, ar reikia registruoti duomenis taip, jeigu jūs nusprendėt, kad tai yra taip nesaugu, taip, kaip atliksite. Čia dar vienas pavyzdys dėl atliekų tvarkymo, nes vis dėlto atliekos susidaro gamybos metu dažnai, tai yra kasdien tvarkysit, ar jūs matot pavojų? Ne, tiesiog turėsit važtaraščius ir tiesiog, kaip pasakyti, peržiūrėsite. Apie linksmiausias kriterijus gal laboratorinė kontrolė ir kas dirba tikrai susiję. Ta prasme, daugam kyla klausimų dėl laboratorinės kontrolės. Yra reglamentas, šone matote, 2073, kuris yra taikomas maisto verslo operatoriais, jo privalo laikytis, o kompetitinga institucija, tai yra kaip FMVT, ateina patikrina, jūs laikotės. Tačiau kas liečia mažus kiekius. Pagal reglamentą tikrai galite pastebėti, kas gamina ypač smulkintą mėsą, mėsos pusgaminius, galima pamatyti tyrimus, kiek reikia tyrimo atlikti ir susimti už galvos. Tai yra, 6 savaitės iš eilės, jeigu jūs gaminat smulkintą mėsą, mėsos pusgaminius, žinokit, nepamirškite, mėsos pusgaminius įeina ir koldūnai. Koldūnai, ką gaminat, būtent tai yra šaldyti pusgaminiai su įdaru, taip pat dešrelės gaminat šašlykas, tai yra taip, mėsos pusgaminis ir paprasčiausiai 6 savaitės iš eilės turite daryti ešrikėkolį ir 30 savaičių iš eilės darome salmonelą. Tai yra nemaži vis dėlto kaštai. Taigi, ir rekomendacijos yra pateikiama, ir gairės yra pateikiama, į ką galima jūs dėl sumažinimo, nesakom, kad jūs neturi darytis tyrimus, taip, jūs privalo tyrimus darytis. Tačiau, atlikę kažkiek tyrimų, jūs kreipiatės į savo teritorinį padalinį, į veterinarijos tarnybą ir neįvertinusi atitinkamus kriterijus, jį tiesiog įvertina ir jums leidžia susimažinti. Tačiau, kad jūs nieko nebusit atlikę ir kreipsitės, tyrimo jums nesumažins. Tuos tyrimus jūs turi daryti. Nepamirškim tai, kad vis dėlto negalit vieno mėginio imti, turit imti 5 mėginiai. Tai jeigu gaminat, pavyzdžiui, partiją šašlykų, tai yra po 100 gramų, po 150 gramų, ta prasme, nes mažiausias 100 gramų, ką vežate į laboratoriją, 5 maišiukus sudedate, atskiri 5 maišiukai ir vežate į laboratoriją. Taip yra daroma ir tai yra reglamento nuostatas, tačiau pagal reglamento nuostatas jūs galite atlikę tyrimų ir inspektoriai, būtent tai, kas pas jumis įvertinę tyrimui, pavyzdžiui, pas jumis, jeigu įsivertins, jeigu pavyzdžiui, įvertins, kad pas jumis sąlygos atitinka, jūs laikotės, pas jumis nebuvo visiškai nustatyta nesaugių produktų, tai jums gali sumažinti ta prasme tyrimų atlikimą. Tai čia kaip ir tiesiog sakinys yra, kad laboratorinės kontrolės periodiškumas gali nuo tyrimų rezultatų būti mažinamas. Tai čia kaip ir minėjau, čia yra pavyzdžiai. Pavyzdžiui, mėsos gaminius mes tyrime tiek dėl... Taip, Aleksandra. Prie to paties norėčiau paklausti, čia pusgaminiai ir gaminiai mėsos, bet jeigu gaminami konservai, tai mėsa jinai smulkinama, bet ne į faršą, tai tokie mėginiai vežami, nes konservus, tai aš kaip suprantu, jau pačių vežti turbūt nelabai ir apsimoka po termininio apdorojimo. Ne, paminėsiu ir apie konservus, nes turime būtent mėsos konservų gaires, kuriuose apibrėžta pavojai, kurie slypi dėl konservų. Tai vienas čia apie mėsos pusgaminius, mėsos gaminius, apie benspireną aš truputėlį dar pašnekėsiu, pabandysim. Taip, čia gal blogai matosi, bet čia yra iš mūsų gairių, kuriomis galime vis dėlto darome Staphylococcus aureus, nes dėl pasterizavimo kontrolės daromi yra mėginiai, vežami ir konservai į mėginius, nes tai yra gana didelė, ta prasme,
ne baimė, kaip jums reikšti, tiesiog toks dalykas, kad galima ir ten, nes gali būti bombažas. Dėl ko bombažas pasidarė? Arba žaliava, arba terminis apdorojimas. Jeigu terminio proceso metu technologinio proceso pažeidimas yra, pasidarys bombažas ir, ta prasme, žmogus suvartojęs nuo konservų yra tokia tikimybė, kad apsikrėtęs tu gali ir tiesiog, iki mirties mes galime daeiti. Dar vienas dalykas apie plovinių paviršius. Nėra apibrėžta reglamentų, kas kiek turi imti. Jūs, mažas gamintojas, gali pasakyti, čia plaunu, viskas pas mane švaru. Bet jūs pagalvokite tai, kad jūsų aplinka gali būti. Čia jūsų geroviai tai, kad jūs įsitikintumėt, kad pas jums tikrai yra švaru ir tikrai jūs tai viską patalpas, jūs viską išdezinfekavote. Tikrai problemų tame nėra. Čia yra rekomendacija, ką jūs turėtume daryti. Ar gamybos proceso metu tiek salmonela, tiek listerija, galite bendrą bakterijų skaičių daryti. Rekomendacija 1 kartą ketvirtį, 1 kartą pusmetyje. Tai yra priklauso tai, ką jūs darote ir kaip gaminate. Čia tiesiog bendros tokios informacijos, dėl ko siaubas baubas listerija salmonela, tai dėl ko listerija, kad vis dėlto, nes mėsos gaminiuose, tiek mėsos pusgaminiuose, tai yra listerija monocitogenis yra tiriama ir salmonela, čia kaip jinai platinama, kaip ją užsikrečiama ir gali ir žaliavas įtako, taip pat ir aplinka, kryžminė tarša. Kaip kalbėjau apie gaminius, kalbant tai, kad cheminiai tyrimai taip pat yra. Vienintelis dalykas yra akcentuojama tai, kad vis dėlto turi daryti policiklinius aromatinius angliavandenilius. Visi labai mėgstam gražiai pateiktas rūkytas vištas, tokias net juodas būna rinkoje. Rekomenduojamas daryti yra benzpirenas. Ir nors, ta prasme, kai pradedate gaminti gaminį, rekomenduojama pasidaryti, nes tyrimas tikrai šis kainuoja nemažai. Apie ženklinimą. Ženklinimas yra tai, kad informacija tai yra apie produktą, kuri pateikiama galutiniam vartotojui yra etiketėje. Ir tai yra ženklinimas, tai kas yra susijęs su, pavyzdžiui, produktų susijęs žodžiai, duomenys, prekės ženklai, registruotas gali būti prekės ženklas, galite pateikti ant pakuotės, dokumente, informacinėme lapelyje. Ir nepamirškim tai, kad informacija apie maistą neabejotinai veikia maisto produktų pasirinkimą ir mitybos įpročius. Ir vis dėlto tinkamos informacijos apie maistą pateikimas yra vis dėlto svarbu. Tai ir kad suprantama, kad noras yra išsiskirti iš kitų gamintojų, tačiau vartotojas neturi būti klaidinamas. Čia pateikiama informacija, kas turėtų, dėl ko negalim klaidinti, dėl tapatumo, savybių, nes tuo pasižymi visi produktai. Jeigu tos grupės darant pavyzdžiui, užuominą apie ypatingas maisto produkto savybės, kurios būdingas visiems produktams, panašiems maisto produktams. Ir kad visa informacija apie maistą, kuri pateikiama ženklinimo etiketėje, būtent yra tiksliai, aiškiai ir vartotojui lengvai suprantama. Apie maistą, produktą pavadinimą, jūs, pavyzdžiui, tiekite, turi būti, ta prasme, su maistu, kaip tiekit, pavyzdžiui, tiekit rūkytą, ta prasme, kiaulienos iša. Jis yra rūkyta, taip rūkyta, tai yra su maisto produkto pavadinimu turi būti pateikiamas, būtent ir jos apdorojimo būdas. Tai pavyzdžiui, karštai rūkyta kiaulienos dalia, šaldyti koldūnai, pavyzdžiui, vasarą. Čia kaip pavyzdinis dalykas pateikiamas. Šviežia mėsa. Tai yra atšaldytas viščiukas broileris. Tiesiog produkto apdorojimo būdas turi būti pateikiamas kartu prie produkto pavadinimo. Nepamirškim tai, jeigu vis dėlto jūs gaminat produktą, jį dedat vandens ir jeigu sudaro tai daugiau negu 5% pagal receptūrą, tai turi būti nurodyta vartotojų ženklinimo etiketėje. Vienas dalykas, kas iš jūsų klausimų irgi buvo pateikta, kad būtent mūsų rinkoje, būtent Lietuvoje gaminami
mėsos gaminiai, tai yra karštai rūkyti, šaltai rūkyti, vytinti mėsos gaminiai, sūdyti mėsos gaminiai, bet čia yra tik mėsos gaminiai, kuriem reikalingas jau terminis apdorojimas, jie vis dėlto turi atitikti mėsos gaminių techninį reglamentą. Tai yra, turi būti, kaip pasakyti, turi būti pateiktas mėsos rūšingumas. Aukščiausia rūšis, pirma rūšis, antra rūšis. Jeigu netitinka, žodis yra dar nerūšinis, kas gali irgi būti pateikta. Šis reikalavimas yra taikomas ir išlygos, ir jį pačios išlygos, net mažiem gamintojams nėra taikoma. Čia lentelė tiesiog yra pateikama iš mūsų mėsos gaminių techninio reglamento. Tai yra, kas priskiriama, čia yra pirma lentelė, jos dar dalis yra dėl virtų dešrų, kokie rodikliai yra aukščiausios rūšies, pirmos, antros rūšies. Čia yra dėl termiškai neapdorotų mėsos gaminių, bet rūšingumo, nepamirškime, turi būti pateiktas. Išlygų šiam dalykui nėra. Ką turit nurodyti, kai teikiate duomenis? Tai yra maisto produkto pavadinimą, tai jau suprantamai aišku. Apdorojimo būdas prie maisto produkto pavadinimo. Sudedamųjų dalių sąrašą. Sudedamosios dalys vardinat kas iš ko. Tačiau nepamirškite, jeigu jūs rašote kiaulienos dešra ženklinimo etiketėje, jūs turite nurodyti prie sudedamųjų dalių kiaulienos procentinę išraišką. Kiek tai yra sudaro kiauliena? Nurodot visas sudedamasias dalis. Ką sudedat, nes jūs dėsite ir prieskonius dėsit, gal ir prieskonių mišinius dėsit, tai ką iš gamintojo, pavyzdžiui, yra, nes, pavyzdžiui, naudojat nitritinę druską. Taip, nitritinė druska mėsos gaminiuose, jinai yra, tai ją sudaro nitritinė druska, tai yra sudaro druska ir konservantų sudaro. Tai yra šiuos du dalykus jūs vis tiek turite nurodyti. Grynai kiekį. Grynasis kiekis, tai yra, jeigu produktas yra sufasuotas, jeigu produktas nesufasuotas, nereikia. Jeigu sveriamas produktas. Minimalų tinkamumo vartoti terminą. Kiek produktas galioja? Čia kaip pavyzdys, žinokit, taip tinkamumo vartoti terminai yra nenustatomi. Čia realus pavyzdys iš gamybos įmonės. Čia buvo plaunami gaminiai, jie buvo susigrąžinti greičiausiai, plaunami, kad tinkamumo vartoti. Taip ne, taip nedarome. Žinokit, tinkamumo vartoti terminą, reikalavimas yra higienos normoje, kad jūs turėtumėte nusistatyti laboratoriniais tyrimais. Taip pat jūs galite remtis kitų gamintojų, ta prasme, pateikiamais laboratoriniais, ta prasme, ne laboratoriniais, kitų gamintojų esančių jų rinkoje tinkamumo istoriją pačią, kiek maždaug produktas gali galioti, taip pat mokslinę literatūrą leidžiama naudoti, nes nepamirškime, pavyzdžiui, lašiniai skilandis gal galioja 2 mėnesius, bet smulkinta mėsa parą laiko, parą 2, jeigu priklausomai nuo jo supakavimo būdo. Kilmės šalį, kilmės vietą pagrindinės sudedamosios dalies, tai bus aišku Lietuva, tai nesiskirs. Laikymo sąlygos. Laikymo sąlygos tai virti rūkyti gaminiai, jų laikymo sąlygos yra nuo 0 iki 6. Karštiems rūkytams tiek pat, šaltai rūkytoms dešroms iki plus 15 laipsnių Celsijaus, 20 laipsnių Celsijaus gali būti laikomos dešros. Atskirai šaldyti pusgaminiai -18, paukštienai nuo 2 iki 4 laipsnių Celsijaus temperatūra galima. Nepamirškim tai, kad įdomiai paukštienai galima leidžiama ir -12 laipsnių Celsijaus temperatūroje nurodyti laikyti ir -18 galite. Tai leidžia pagal teisės aktus. Čia kaip minėjau apie užšaldytus produktus, nes jeigu jūs gaminsit koldūnus, taip, jūs juos užšaldysit. Ženklinimo etiketėje vartotojui turi būti nurodyta užšaldymo data. Užšaldyta ir tada tinkamumo vartoti terminas. Nes vartotojas turi žinoti. Šitą nuostatą atėjus iš reglamento irgi išlygų neteikia. Ir datą rašome, tai yra greito galiojimo produktas, tai yra vis dėlto datą rašome neužkoduotą formą, diena, mėnuo, metai. Smulkinta mėsa tiekiančia yra kaip pavyzdys pateiktas, kaip turėtų būti nurodyti, bet jūs tieksit mėsą į nacionalinę rinką, tai tiesiog nereikės nacionalinį ženklinimą ir tiesiog nereikės atlikinėti šitų tyrimų, tačiau nepamirštant tai, kad vis dėlto
nurodot konkrečią kiaulieną, būtent konkrečią gyvūno rūšį, iš ko pagaminta, pavyzdžiui, kiaulienos smulkinta mėsa, riebumo procentas turi būti nurodomas. Jeigu teiksite vartotojui smulkintą mėsą, iš vitrinos parduosit, kainų etiketėje turi. Ir smulkintos mėsos pakuotė, taip pat kaip ir mėsos gaminiai, taip pat ir bet ką jūs tieksite. Nes jūs tieksite į rinką maisto produktus, jūs turėsite veterinarinę registraciją, tai yra turėsit gavę nacionalinę atpažinimo žymenį. Ir su šituo žymeniu jūs tieksite ant produktų pakuočių, jūs įženklinsite, kaip jis turi atrodyti. Jis yra apvalus, ne ovalus. Jūs rinkoje matot daug ovalių ženklų, tai yra veterinarinį patvirtinimą turinčios įmonės, kurios tiekia, kurioms reikalavimai taikomi yra griežtesni. Nurodomas yra LT, sutrumpintas pavadinimas mūsų Lietuvos, taip pat ir pateikiamas yra numeriukas. Vienas numeris reiškia, pirmieji du skaičiai reiškia dažniausiai administracijos, jeigu matote pirmieji vadų skaičiai 41, pavyzdžiui, čia reiškia administracinės teritorijos kodą, o likę skaičiai suteikiami eilės tvarka. Tai yra tokį numeriuką jūs turėsite ir su tokiu numeriuku jūs tieksite produktą savo į rinką. Vienintelis dalykas, taikoma išlyga. Kalbant tai, kokia yra taikoma išlyga, kai jūs tiekiat maži kiekiai gamina išlygą, tai kad jums nereikia pateikti maistingumo deklaracijų. Maistingumo deklaracija, tai yra maistingumo deklaracija, kaip žinote, maistingumo deklaracija yra rašoma, kiek kas sudaro, tačiau mažiem kiekiam yra išlyga, tai yra netaikoma. Jeigu jūs rašysit maistingumo deklaraciją, tai yra džiugu, tai yra savanoriškai teikiama informacija, tačiau jum kaip tokia viena iš ženklinimo išlygų, kad jūs galite to nepateikti. Ir tiesiog norėčiau labai padėkoti jums už dėmesį, ką išklausėte. Aš tikiuosi dar mačiau čate klausimų, pabandysiu tuo atsakyti. Tiesiog, ką minėjau dėl pažymėjimų, pažymėjimų, kaip aš anksčiau sakiau, nebus, tai tiesiog tokio, kaip sakau, aš manyčiau, kad turėtų galbūt mums labiau diskusinio pobūdžio. Taip, Živilė. Negirdžiu jūs. Aš norėčiau pasiklausti. Girdite? Aš tai girdžiu viską. Aš norėjau dar pasiklausti. Dabar jūsų tinklapyje išeina taip, jeigu pradėta veikla, ten reikia pateikti prašymą, nurodytą formą, tada ten, žodžiu, čia tą priduot. Ir paskutinis toks punktas, dokumentą patvirtinantį teisę naudotis maisto tvarkymo vieta, įskaitant maisto tvarkymui naudojamas transporto priemonės. Tai dabar... Supratau, ką jūs. Tiesiog yra vienas iš reikalavimų, ta prasme, jūs turit statinį. Ir yra iš registro centro, yra išimamas nusavybę paliudintis dokumentas, ar tai jums priklauso tas statinys. O apie transporto priemonės, gal jūs nenaudosite transporto priemonę visiškai. Jeigu jūs naudosite transporto priemonę, turėsite transporto priemonę, su kuria vežiosit, pavyzdžiui, pagamintą savo produkciją kažkur tai, jūs turėtumėt pateikti dokumentus, kad jūs ją turite tai. Tačiau jeigu jūs pradėsit veiklą, ta prasme, jūs tiesiog pas jums tiekėjas atvažiuos ir nusipirks tą maisto produktą. Vietoj jūs parduosit. Bet iš vietos aš galiu parduoti tą produktą. Jūs galite parduoti, tačiau jums reikėtų dar įsiaiškinti su valstybinė mokesčių inspekcija, nes aš manyčiau, kad šiuo atveju reikalingas yra kasos aparatas vietoje. Tai dėl to, dėl to aš ir seniau klausiau, nes mes patalpoje, įskyrę turim atskirą patalpą, kur galvojam vietoje ir prekiauti. Tai dėl to ir paskirtis man įdomi registrų centre, kaip... Tai dėl paskirties, aš dėl paskirties, Živilė, aš jums atsakysiu, atsiųsiu tikrai informaciją, truputėlį pasiaiškinsiu, nes aš tokį atvejį panašų turėjau, ten truputėlį kitaip su gamyba išėjo, ten visiškai, bet pasiaiškinsiu, aš jums atsiųsiu. Taip, dar aš trumpai, jeigu galima, paklausiu dabar, turint mažos apimties tas gamybinės patalpas, ar aš galiu suteikti paslaugą, daleiskim, kitam ūkininkui, sutvarkyti jo, daleiskim, galvijo kažkokią ten skerdieną. Dabar taip. Pirmiausia, pagalvokime tai, kokią jūs atsakomybę savo prisimsite. Jūs tiesiog prisimsite atsakomybę už kitą. Žmogus atvešiu, jūs sutvarkysite.
Ir, ta prasme, žmogus, jisai gal pasiėmęs tos maisto produktus, jisai naudos juos savo reikmėm, taip, savo asmeniniam reikmėm. Bet atsakomybę už viso produkto gamybą, ką jūs gaminsite, atsakysite jūs. Gal žaliava buvo bloga, gal kažkas tai. Jūs nežinot, kaip jis vežė, kaip jis laikė. Atsakomybė bus jūsų. Supratau. Tai Dėkui. tiesiog čia save prisimti reikia savo, ar aš galiu, ar aš negaliu, ar aš noriu atsakyti už kitą. Taip, dėkui. Tai Vlada. Aš, kaip iš karto atsiprašydama, noriu jūsų paprašyti, kad pakartotumėte, kaip ten yra su tais kilnojamais tais nameliais, tom patalpom. Trupučiuką pakartokit tą informaciją, kad netaikomas yra gamybinių patalpų reikalavimas, ar ne? Ne. Nameliai ant ratų, tie vadinamieji, jeigu tuoj nubėgsiu, dar ką matysim, tie vadinami ratiniai, kur ir užsikabinau. Nes dėl ko aš klausiu, ar aš galvoju praklausiau, ar jūs nepasakėt, kaip pavyzdžiui tada yra su vandens tiekimu, su nuotekom, tokio pobūdžio namukuose. Dabar taip, kas liečia dėl tokio, jūs kaip gamintojas nuotekos, taip, jūs vandens tiekimą turite užtikrinti. Statysite talpą, jūs turite užtikrinti, kur nuotekas. Nuotekom pastatysit kažkur tai surinkimo talpą. Turėtų būti sutartis atsirasti su nuoteka, jūs taip nuotekų pilti ant grindų į gatvę, tą jūs negalite. Atsiranda nuostata, kad jūs turėtumėte sutartį turėti, kur priduosit nuotekas. Ta prasme, aš kalbu pagal teisės aktus, aišku, ta prasme, netaikau lankstumo šiuo atžvilgiu, bet tokį dalyką sakau, kad šitą dalyką taip jūs turite apsigalvoti labai. Bet kas liečia žvėrieną, taip, negirdėjau jūs. Ne, tai aš taip ir norėjau reziumuoti, kad visi reikalavimai išlieka, išskyrus, kad patalpa ant ratų ir ją, kaip pavyzdys, atsitempiu pas save į kiemą, jeigu jau taip grubiai tariant, prisijungiu vandentiekį, prisijungiu nuotekas ir įsirengiu vidų ir galiu dirbti. Taip, jeigu jūs atitinkat reikalavimus. Taip, bet čia tas taip buitiškai. Gerai, dėkui. Nėra už ką, taip, Aleksandra, jūs mačiau pirmą, buvot iš Giedrė. Nieko tokio. Mane domina dar toks klausimas, ko šiandien neišgirdau. Tai apie pačią įrangą naudojamą mėsos tvarkyme. Tai pradedant nuo svaiginimo ir baigiant visais kitais įrenginiais. Tai ar yra reikalavimas turėti svaiginimo įrangą, nes kiek žinau, jinai irgi yra skirtinga. Taip, mažėjom, taip. Tikrai užbėgsiu už akių, gal nepaminėjau, gal tiesiog per daug informacijos labai, nes tai yra apie svaiginimo įrangą, kalbant apie paukščius, kiškiažvėrius, taip. Svaiginimo įranga yra privaloma, jinai turi atitikti gyvūnų svaiginimas, turi atitikti gyvūnų gerovės reikalavimus. Tai yra griežtas reikalavimas ir jeigu ateis, ta prasme, vertint patalpas ar ką vertinama bus ir svaiginimo įranga, taip pat jeigu bus vykdoma, kaip pasakyti, bus vykdoma šita veikla, ta prasme, vertins ir žiūrės visus šitus, kaip pasakyti, dalykus gyvūnų gerovės specialistai, svaiginimo efektyvumą, taip šitie dalykai, svaiginimo įranga taip privalo būti. Ir nukraujinimas specialus, ir surinkimas kraujamas, taip negalime išpilti į kanalizaciją. Taip, Giedrė. Dar dėl tų pačių patalpų norėjau. Taip. Negirdžiu. Dingot kažkas tai, kas klausėt. Ir netgi turi šaldymo įrangą, tai jisai kaip ratų neturi, jis laikinas statinys, tai jisai ar čia skaitosi kaip laikinas ir tinkamas naudoti, ar vis tik turi ratai būti. Kaip pasakai, įdomiai ir kai
įdomus, būtent tai, kad mobilus įrenginiai, reglamente, kaip ir minėjau prieš tai, kad mobilus įrenginiai žvėrienos laikymui net yra leidžiami, bet tik tai tvarkymui, bet šaldymo įranga. Ta prasme, kad jeigu renginys ant rato atvažiuoja tas namelis ant rato, taip, tai yra mobilus pastatas. Jis atvežamas į vietą. Jam yra vis tiek prievolė visų ir kitų reikalavimų išpildyme. Aš suprantu, bet tai, ta prasme, jeigu yra atvežamas kaip konteineris, kaip sakyti, ir jisai yra visi paviršiai lengvai valomi, viduje įrengiama ten visi reikalavimai, tai ar tai ir jisai neregistruojamas yra, tai jisai tinkamas ar netinkamas naudoti? Čia, Giedriau, grįžtam prie to paties, kai aš jau klausiu, kad tai yra modulinis namas ir yra mobilus. Tai modulinis yra neregistruojamas, nes jis netitinka paskirties. O jeigu tai yra mobilus įrenginys, kuris atvažiuoja, tai yra patalpatas ant rato, nes yra dabar nuostata ne dėl skirtingų tokių, ta prasme, įtvirtinta. Taip, šitas yra registruojamas, jeigu atitinka visus reikalavimus. Bet mobilus gali būti ir be ratų. Čia kaip pasižiūrėsim. Nes tiek ratai turi prisitvirtinti. Čia labai diskusinis klausimas, žinokit. Taip, Giedrė, mačiau ranką keliat yra. Taip, užleidau Giedriui eilę savo. Tai matau, panašus klausimas yra komentaruose, tai noriu paklausti, jeigu planuose yra patalpa nurodyta kaip nenaudojama ir mes sugalvojame tą patalpą panaudoti sutvarkyti ir panaudoti kaip žaliavų sandėlį. Tai ar užtenka tiesiog pakeisti pas save visus planus, padaryti pakeitimus, ar reikia pranešti VMVT, nusiųsti planą, ten, kad atnaujinam ir taip toliau? Mano rekomendacija, nes tai yra reglamente, tokia rekomendacija, aš tiesiog tai, kad užbėgant už akių, kad neteitų ir nepasakytų, kad jūs nenaudojat pagal paskirtį, jeigu jūs pakeitėt kažką, tai jūs tiesiog informuojate raštu, nusiųsdami raštą, kad toks subjektas, vykdydamas tokią veiklą, vietoj tos patalpos, kuri plane buvo pateikiamuose dokumentuose buvo pateikta kaip nenaudojama, išvengiant kryžminės taršos, ta prasme, naudojama yra pagal, ta prasme, žaliavų ar žaliavų ar produkcijos laikymui. Tai čia tokiu laisvu formatu, taip? Taip, nėra formos nustatyta. Aha, supratau. Tai būtų tiek iš manęs. Ačiū labai už atsakymą. Ačiū. Aš dabar matau dar klausimą, ar galima nustatyti produkto galiojimo laiką, ar būtina naudotis laboratoriniais tyrimais, galima remtis literatūrą. Aš kaip ir minėjau, jūs galite remtis tiesiog patirtimi, literatūrą, jūs galite remtis. Bet nepamirškite tai, kad aš visada, žinokit, rekomenduoju, pabandykite jusliškai išnaudoti tą produktą, ar tikrai tiek laiko išbus, kad viskas būtų gerai, bet taip jūs galite. Dar vienas klausimas buvo, keliami griežti higienos ir sveikatos gerovės reikalavimai gamintojai, o tiems, kurie išvežioja, veža ar maisto išvežiotojai Bolt ir kiti turi sveikatos patikros pažymėjimus, kaip su jų saugumu. Geras klausimas. Taip, maisto gamintojai, dabar aš pabandysiu pagal situaciją paaiškinti. Aš kaip vartotojas susisakau maistą iš Boltų ir aš žinau, kad man atvežė produktą, aš paėmiau, bet aš suvalgiau, aš blogai pasijutau. Už šitą dalyką, kad aš blogai pasijutau, galbūt man temperatūros, gal aš ir liga man išsivystė, salmoneliozė, aš net ligoninėje atsidūriau. Už šitą dalyką atsako produkto gamintojas. Tai yra, jeigu pati kavinė ar kažkas tai pasitikė tuo Boltu, kad jis pateiks man tikrai gerą produktą ir tikrai ten žmonės dirba apie tą, tai, ta prasme, tai yra kaip vykdoma ar gamyba, ar maisto gaminimas, viešojo maitinimo įstaigos. Tiesiog ta vadinama pasitikėjimo principu
jeigu aš pasitikiu, kad jis atveš tikrai gerą produktą, tai viskas tvarkoje. Bet, pavyzdžiui, jeigu kažkas tai kažkam blogai pasidarys, atsakys už tą maisto produktą, už tą saugumą, atsakys ne Boltas, bet atsakys pats gamintojas. Taip. Dar trumpai apie šaldytuvus. Mes turim šaldytuvų matuoti temperatūrą, pasikabinti žurnalą ir matuojam ten ryte ar vakare patikrinam, kiek rodo. Bet ar dar, žinau, kad aš naujokės šioj srity, bet žinau, kad kai kur dar, pavyzdžiui, gamino koldūnų įdarus, nu tai mėsa su prieskoniais ir laiko šaldytuvę ten porą valandų. Ar reikia turėti tokį lapą ant šaldytuvo ir surašyti, va toks įdaras buvo įdėtas tą dieną, tą valandą, išimtas tą dieną ir tą valandą. Ar čia jau iškiaukštesni tokie? Ne. Tai jūs labai gerai šneka, čia yra atsekamumas. Tai yra, jum padės atsisekti produktą, jeigu kažkas, tai jūs galvosit, kad kažkuris etapas jum neišlaikė. Ar mėsa per daug gal pabuvo, gal ta prasme neišbuvo, nepasiekite. Tai etapas, kur padės jum atsisekti. Tai jeigu jūs ją registruosite, tai yra labai puiku ir jūs galėsite tai rodyti. Taip, Vlada, dar matau ranką keliat. Taip, Čia klausimai nesibaigė. Dar, dabar kažkaip tai sugalvojau apie jūsų paklausyti apie... Palaukit, kažkur tai labai... Dabar palaukit, iš karto pakartokit, nes kažkur tai dingo, dabar jau girdžiu, nes dingot iš kur buvo laikas, kai dingot. Aš prisiminiau tą nuotraukėlę ten, kur šuniukas prie kaulo sėdi ir pagalvojau, ar įeina į šitą, žodžiu, produkcijos apibrėžimą ir kaulo sultinio gamybą. Nes tai yra iš mėsos. Taip, yra iš mėsos, jeigu jūs, pavyzdžiui, kaulas, tai nebūtinai jūs jie, kaip pasakyti, jūs pasižiūrėjote, tiesiog pavyzdys, kaip ir parduotuvėje matote, suvinioti kaulų rinkiniai. Jūs galite, kaip pasakyti, jeigu jūs virsite sultinį, tai yra bus pagamintas būtent maisto produktas ir jis tiekiamas į rinką. Taip jūs galite gaminti. O tas kaulas, ką išimsite, taip šuniukas jo negalės jau suvartoti. Tai yra šalutinis gyvūninis produktas ir nėra įteisinta, kad ar mažai kiekiai galėtų suvartoti gyvūnų savo šėrimui. Man labiau klausimas buvo apie sultinį, nes tada, pavyzdžiui, kaip ten pavyzdys išverdė, kibiriukai supilsta ir tiek į rinką, ar ne? Kaip jie skaityti, kaip ten į tos kilogramų, ten tas proporcijas įtraukti. O dabar tiesiog sugalvojau, Tiesiog tai yra proporcijos, taip, jūs į rinką galite tokį produktą tiekti, tik jūs turite, ta prasme, atsekamumą. O atsekamumas paprasčiausiai, žinoti kaulų kiekį, kiek įdėjot kaulų, kiek vandens užpylė. Tai yra čia vadinama receptūra. Kaip jūs susidarysit receptūrą, kiek laiko virsit? Viskas. Paprasčiausiai, ir tokį produktą taip jo, ir tokio produkto tikrai yra ir tiekiamas į rinką ir aš pati mačiau pardavinėjimą yra. Net šaldytus tokius produktus mačiau. -18. Taip, Evelina. Taip, sveiki. Noriu pasiteirauti dėl koldūnų gamybos. Iš jūsų pasakojimų supratau, kad koldūnams užtenka registracijos, bet ar koldūnams nereikalingas kartais patvirtinimas gamyboje? Priklausomai nuo tiek, kiek jūs gaminsit. Koldūnams kiek? 300 kg per savaitę. Jeigu jūs pagaminsit 300 kg per savaitę, taip, gamyba, jūs galite registruotis kaip maži kiekiai. O dar taip pat noriu pasiteirauti apie kitus pusgaminius. Pavyzdžiui, kibinai, mini čeburėkai, jie irgi įeina į gyvūninių produktų mažais kiekiais gamybą? Ar čia eina jau maisto registrą, ne gyvūninio? Dabar taip, jeigu jūs šitą, kaip pasakyti, čia šitą dalyką pasitikslinčiau, bet, pavyzdžiui, šiaip tai šitą dalyką gamina nemažai, ta prasme, vietoje gamina viešojo maitinimo įstaigos, gana nemažai ir tiekia į rinką. Jeigu tą produktą jūs pagaminsit šaldytą ir jį reikės termiškai apdoroti,
tai bus, tai tada galite registruoti kaip mažus kiekius. Tačiau jeigu jūs šį produktą, ta prasme, pagaminsit ir vietoje iškepsit ir nepardavinėsite kaip šaldyto produkto, ta prasme, šviežią, aš jeigu ką atsakysiu dar elektroniniu paštu pasitikslinus pats kolegę, bet užtenka maisto tvarkymo subjekto registracijos. Ačiū. Neška. Dar matau, jei ne, ta prasme, klausimas, jei negalima duoti šuniukui kauliukų, kuriuos reikėtų padėti utilizuoti. Taip, apgailestauju, bet išlygos nėra taikomos dėl šalutinių gyvūninių produktų, taikoma kaip ir visom įmonėm, jūs turite turėti sutartį. Yra nemažai gana įmonių, kurios tvarko, tai yra 3 kategorijos šalutiniai gyvūniniai produktai, kuriuos tvarko kitos įmonės, atvažiuoja, jūs galite sukaupti atitinkamą kiekį, atvažiuoja, šaldot, šaldiklyje laikot ir išsiveža, ne, šuniukui negalima duoti. Bet jeigu kažkas nusiperka jeigu kažkas tos pačius kaulus nusiperka ir duoda savo šunims, tai galima. Jeigu jūs parduodate kaulus, jeigu jūs tiekėte į rinką kaulus ir žmogus nusipirks ir sušers šuniui, tikrai tai ne. Bet jūs kaip gamybos įmonė, susidariusius vietoj tos kaulus ar mėsos gabaliukus negalite. O jeigu kai vartotojas nusipirks ir duosiu šuniui, tai tikrai nieks nieko nepasakys. O su žvėrienos kaulais irgi tas pats. Jeigu, pavyzdžiui, lupykloj, pirminio apdorojimo vietoje po medžioklės išdaroji ir medžiotojas pats parsiveži kaulus, tai čia kaip dabar šunim galima ir negalima? Jeigu aš kaip medžiotojas, jeigu aš savo asmeniniam vartotojui, asmeniniam vartojimui, tai aš galiu. Tai yra asmeninis vartojimas. Bet jeigu aš jau tiekiu į rinką, jeigu gaminu ir tiekiu ir man lieka įmonėje, mano gamybos įmonėje, aš negaliu. Bet jeigu aš jau kaip gaminu, ta prasme, aš pats medžiotojas susimedžioju savo žuvį, tą žvėrį atsinešiau namie, išdoroju ar kaulai, ką liko, aš savo asmeniniam veikloje, savo asmeniniai virtuviai darau viską, ką aš noriu. Aš būsiu ir aš tikrai labai tikiuosi, kad jums padėjau kažkiek tai nors. Labai dėkoju jums už dėmesį.